Tai kągi, labai malonu, kad visi susirinkot gausiai ir skiriat dėmesio šitam teisės aktui. Ir aš pasistengsiu jau įpareigotas esu gerbiamo moderatoriaus taip aiškiai paaiškinti iš tiesų, apie ką yra šita direktyva ir kaip ji atsilieps kiekvienam verslo subjektui Lietuvoje. Tai turbūt reiktų startuoti, aišku, kaip visada, kaip mes teisininkai, iš 3 raidžių mokam padaryti labai daug įvairiausių raidžių, pavadinimų ir numerių. Tai taip ta direktyva vadinasi, pilnu pavadinimu. Ir dėl to mes čia turime kelis, mes kartais matom NIS2, tai čia angliškas pavadinimas, naudojamas visuotinai Europos Sąjungoje, toks visiems žinomas. Na ir lietuviškai sutrumpinama yra tinklo ir informacinių, reiškia, sistemų saugumo direktyva, tai todėl yra vartojamas terminas TIS2. Tai aš, kadangi, reiškia, uolus esu lietuvių kalbos gerbėjas ir laikytojas, todėl naudosiu TIS2 sąvoką. Tai turbūt pradėkime nuo pagrindinio tikslo, kodėl čia mums visiems taip staiga pasidarė įdomu tas kibernetinis saugumas. Ogi todėl, kad Europos Sąjungoje jau ilgą laiką buvo žinomas vaistas, kuris pasiteisino su asmens duomenų apsauga, paskui buvo pereita į vartotojų teisės. Tai kad labiausiai verslą sudomina laikytis įvairiausių reikalavimų, ne tada, kai daug jų prirašoma kažkur popieriuje, ar ne, ir mes teisininkai juokaujam, kad popierius iškenčia viską. Bet tada, kai tam popieriui yra parašoma, kad gresia didžiulės sankcijos. Tai va tuo keliu, kuris labai pasiteisino su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Europos Sąjungoje, kur buvo sakoma, kaip buvo įvestos baudos siekiančios daug milijonų eurų, taip pat susietos su įmonės apyvarta ir procentais nuo jos, tik tada visi staiga pradėjo domėtis asmens duomenimis. Lygiai taip pat su vartotojų teisėmis. Kuomet buvo kažkokios minimalios administracinės sankcijos ir panašiai, tai visi sakydavo, taip, mes laikomės, bet jeigu nesilaikysim, nieko nenutiks. Tai va čia ta pirmoji skaidrė, kuri galbūt leidžia kiekvienam informacinio saugumo specialistui nueiti pas įmonės vadovą ir sakyti, kad žiūrėkit, mums reikia investuoti į kibernetinį saugumą ir mūsų verslui tas yra svarbu. Ir į tą klausimą, o kodėl, kiek čia kainuos, kodėl aš turėčiau į biudžeto eilutę traukti tokias didelės sumas, kam mums to reikia, tai atsakymas prieš jūsų akis. Jeigu bus taikomos šitos direktyvos nuostatos, mums gresia didžiulės sankcijos. Ir būtent gausus dalyvavimas, gausios diskusijos šio klausimu, tai kaip tik ir pasako, kad taip, atsakymas taip, Europos Sąjunga savo tikslų pasiekė. Visiems be galo įdomu, visi be galo nori įsigilinti, nes visi skaito tą 34 straipsnį ir mato šituos atitinkamai nuo subjekto kategorijos 10 milijonų prieš akis ir 7 milijonus. Dar viena svarbi tokia naujovė, kur pasisakyta, kad valstybės narės užtikrina, kad ir fiziniai asmenys, kurie bus atsakingi atitinkamo įmonėje už kibernetinį saugumą, galėtų būti traukiami atsakomybėn už jų pareigų užtikrinti šios direktyvos laikymas. Kokiagi ta atsakomybė bus? Ir čia dėja man kol kas sunku pasakyti, nes kaip paminėsiu vėliau, iš anksto deklaruoti Lietuvos nacionaliniai įstatymo leidėjai ir atsakingų institucijų pažadai, ten vasarį kovą supažinint su įstatymų projektais, tai kol kas bent jau to nėra įvykę. Tai mes tik spėliojam, kas tai gali būti, bet jau dabar iš direktyvos teksto matome kelis aspektus. Vienas aspektas – turės teisę valstybinės institucijos uždrausti tam tikram asmeniui eiti tam tikras atsakingas pareigas bendrovėje tam tikram laikotarpiu. Tai tas tikrai bus. Kokia kita atsakomybės forma? Iš praktikos, kiek mes žiūrim, kiek buvo su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, ar ne, šitoje vietoje, kas diskutuojama, taip pat, kas šitam kontekste diskutuojama, tai vėlgi mano toks profesionalus spėjimas, kad greičiausiai bus administracinė atsakomybė. Bet aišku, kol mes nematome konkrečių įstatymų projektų, sunku pasakyti. Tikiuosi, kad gal tai nebus baudžiamojo poveikio priemonės, nes net ir už pačius rimčiausius konkurencijos teisės pažeidimus šiai dienai Lietuvoje yra, diskutuojama apie fizinių asmenų, apie vadovo atsakomybę už dalyvavimą draudžiamuose susitarimuose, bet vis dėlto, kuomet tokios diskusijos vyksta, pas mus Lietuvoje tradiciškai jos vyksta administracinės atsakomybės lygmenį. Tai ta atsakomybė gali būti skausminga ir gali būti nukreipta į konkretų fizinį asmenį. Kokiegi bus jos dydžiai, tai mes pamatysime, kai bus pateikti atitinkami jau mūsų vėluojantis, bet nacionalinių įstatymų projektai, ir tada galima bus jau detaliau analizuoti ir žiūrėti.
turbūt pirmas klausimas, kurį mes sulaukėm iš klientų, tai yra sakoma, o tai žiūrėkit, o čia ar vadovas atsako, ar technikos vadovas, ar dar kažkoks asmuo. Tai čia bus nacionalinės teisėkūros dalykas. Kol kas mūsų administracinėme procese ir administracinių teismų praktikoje panašiais atvejais yra nesakoma, kad būtinai vadovas. Jeigu įmonė turi pakankamai duomenų pateikti, kad atitinkamais vidiniais dokumentais už tam tikrą sritį buvo atsakingas kitas asmuo, tai reiškia, kad jam gali būti taikoma atsakomybė. Aišku, šita praktika buvo suformuota, pasakysiu, televizijos atsakomybės klausimų, ar ne, jeigu išeina netinkamas turinys į eterį, ar ne, galimai pažeidžiantis nepilnamečių apsaugos įstatymą, tarkim, erotinio pobūdžio filmas išeitų ten vidury dienos. Tai va šitam kontekste vyko didžiulis ginčas, nes buvo pritaikyta atsakomybė televizijos vadovui. Na ir administracinis teismas sako, palaukit, jie pateikė visus reikalavimus atitinkančius savo vidinius lokalius aktus, kur už televizijos eterį buvo paskirtas atsakingų, pavyzdžiui, programų direktorius. Tai bent jau pagal šiol suformuotą teismų praktiką kitose srityse, pakartosiu, tai mums leidžia spėti, daryti pagristą tokį mano kaip specialisto teisinį spėjimą, kad matyt panašiai bus ir šituo atveju. Nes kuomet mes kalbame apie vadovo atsakomybę, administracinę atsakomybę, čia jau įsiveda ir kaltės elementas, tai todėl iš tiesų turės būti tas asmuo, kuris suprato, kad atsakingas už tą sritį, buvo paskirtas atsakingų ir matyt jam kils šitą atsakomybę. Dabar kokios datos? Tai Europos Sąjungoje mes visi puikiai žinom, kad ES lygmeniu įsigaliojo šis teisės aktas 23 metų sausio 16. Nustatytas terminas perkelti į nacionalinę teisę iki 24 metų spalio 17 dienos. Ir spalio 18 dienos rytą mes visi atsibūsime jau, tikiuosi, su šito teisės akto reikalavimais ir aišku su visomis grėsinčiomis sankcijomis už šito nesilaikymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad direktyva, jinai nėra tiesiogiai taikomas teisės aktas, kaip jau minėjau, ir valstybės narės turi perkelti šitos reikalavimus į nacionalinę teisę. Būtent kaip ir mano minėtam pavyzdyje, ar ne, įpareigoja, kad vadovam būtų atsakomybė, bet kur jinai atsidurs, gal baudžiamajame kodekse, ko aš nenorėčiau tikėti, gal administracinių nusižengimų kodekse, o gal tam pačiam kibernetinio saugumo įstatyme ar nebus numatytos tos sankcijos, kaip dabar, tarkim, yra reklamos įstatyme, ne kodekse ar ne, bet įstatyme numatytos baudos, lygiai taip pat kaip yra konkurencijos įstatyme, tarkim, tiem patiem juridiniam asmenim numatytos baudos. Tai kažkuriam teisės akte lietuviškam mes pamatysime, kur parašyta, kas parašyta ir kas konkrečiai Lietuvoje ir kokia procedūra galioja. Na, dar yra kitas dalykas, kad direktyva yra minimalaus suderinimo. Tai valstybėms narėms visiškai netrukdoma turėti griežtesnio reguliavimo, kuriuo bus užtikrinamas net aukštesnio lygio kibernetinis saugumas. Vėlgi, mano pagristas spėjimas, kad Lietuva tradiciškai, nebūna ta flagmanė, Lietuva yra flagmanė perkeliant direktyvų nuostatos, bet dažniausiai jos yra perkeliamos tiek, kiek reikalaujam. Aišku, nieks negali atmesti tokios galimybės, teorinės pabrėšiu, kad Lietuva imsis būti kibernetinio saugumo prasme apskritai Europos Sąjungoje lyderė ir iškel dar griežtesnius reikalavimus. Bet kiek kol kas buvo rengta viešų diskusijų, kiek buvo komunikuota informacijos konkrečiai, šitą sritį priėmusi domėn kibernetinio saugumo būtent į Krašto apsaugos ministeriją, tai nebuvo tokių diskusijų, kad staiga Lietuvoje įvyks toks labai visiems netikėtas dalykas, nes jau ir dabar visi rūpinasi, jaudinasi, o kaipgi čia bus, ką reikės verslams įgyvendinti, ar nebus baudžiama labai griežtai ir taip toliau ir panašiai. Tai visus šitos nuogastavimus ir atsakoma, kad jūs nebijokit, viskas bus tvarkoj. Aišku, kartais verslui sukelia, reiškia, didžiulį stresą tie visi pristatymai. Man pačiam dėja neteko dalyvauti, bet daugelis klientų ateina ir sako, ar jūs girdėjote, kai buvo pristatinėjamas, reiškia, iš vyriausybės perspektyvos šitas projektas, iš Krašto apsaugos ministerijos, sakau, ne. Tai sako, ten labai linksmai su šypsena pristatinėjo, reiškia, pristatinėjo baudas su palyginimais su aukso puodais, kad kažkas tokį aukso puodą laimės, kažkas tokį gali laimėti aukso puodą. Tai tiesiog stengiuosi visus klientus nuraminti ir jūs, kad, kiek aš skaitau visą tą viešą informaciją, tai gal kartais toks, linksmas pristatymo būdas, noriu tikėti, tikrai nereiškia, kad mūsų valstybės institucijos čia staiga ims žaisti kažkokius tai žaidimus ar nepagristai reikalauti iš verslo kažko daugiau. Mes tikimės, kiek mes matome su bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymu ir panašiai, Lietuva nėra ta žvėriška valstybė, kuri būtų pritaikius didžiulės sankcijas.
Tai jeigu mes pažiūrėsime, kiek galioja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toks vienas iš pirmųjų su tais procentais nuo apyvartos, ir pažiūrėsim, kokios Lietuvoje baudos buvo taikytos, tai jos tikrai leidžia manyti, kad mūsų valstybės pozicija nėra kažkokia tai agresyvi, kur būtų švaistomasi tomis baudomis ir visiems skiriama. Bet aišku, laikas parodys, čia mano tik toks profesionalus spėjimas. Dabar Lietuvos Respublikoje, kas turėjo būti padaryta, tiksliau, kas turės būti padaryta. Tai visų pirma yra rengiamas kibernetinio saugumo įstatymo projektas. Pagal viešai skelbiamus duomenis jis turėjo būti paskelbtas viešoms konsultacijoms šių metų vasario-kovo mėnesiais. Ir matyt, planuojant gerbimiem organizatoriams šito renginio datą, ir kai aš buvau informuotas, kad turėsiu garbę ir didelį malonumą pristatyti bendrais bruožais šitą teisinį reguliavimą, tai aš jau irgi tikėjausi, kad mano pranešimas bus, aš jau pristatinėsiu įstatymo naujoves, vyriausybės nutarimu patvirtintas, reiškia reikalavimus konkrečius, organizacinius ir techninius, kas čia bus taikoma. Na, bet kol kas viso šito nėra. Džiugu tik tai galbūt, ar ne, kad kas domisi kibernetiniu saugumu, kas jau yra daug pasidarę savo versluose ir yra pakankamai saugus šitą prasme, turi organizacinę kibernetinio saugumo kultūrą, kad yra sakoma, jūs nesibaiminkit. Tas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, kuris beje yra žadamas, bus pakankamai detalus, kas turi savų pliusų ir minusų, kaip jūs patys puikiai suprantat. Pliusas matyti aiškumas, minusas, kad tikrai daug kas bus parašyta juodom balto, kas privalomai turės būti įgyvendinta. Tai jisai bus grindžiamas tuo visuotiniu, matyt, drįsčiau teikti populiariausiu standartu 27001 ISO, kuris jau galioja kurį laiką ir turbūt į kurį kiekvienas verslas, jeigu nori užtikrinti kibernetinį saugumą, orientuojasi. Tai kai klientai klausia, o tai kaip mums dabar žinot, kaip mums pradėti rengtis, šitas spalis ne už kalnų, o jau kalnuose, tai matyt vienintelis patarimas, kurį mes kaip apdairūs teisininkai galim duoti, kad pradėkit žiūrinėtis. Ar jūs atitinkat ISO 27001. Idealiuoju atveju yra įmonės, kurios tikrina, sertifikuoja ir panašiai. Tai pradėkit žiūrėtis. Ar jūs atitinkat šitą standartą? Nes labai tikėtina, sakyčiau, virš 90%. Kad jeigu atitiksite šitą standartą, tai jūs atitiksite ir būsimo Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintas tuos detalius reikalavimus. Nes ką mes matom iš savo klientų, ir buvo prašoma pasidalinti praktinę patirtimį, tai jie tikrai skirstosi į kelias grupės. Vieni tie, kurie jau atitinka šitą standartą ir klausia, ar mums dar ką papildomai padaryti, ką čia dar papildomai pasiruošti, ką jūs patartumėt, bet tikrai yra tokia didelė grupė asmenų, kurie ateina ir sako, žiūrėkit, o jeigu mums bus taikoma, ką mums reikės pasidaryti, ar ne? Ir tada natūralus klausimas, o ką jūs turit, sako, leiskit pagalvoti, šiaip tai nieko. Tai va, jeigu jūs esate vieni iš tų, kur jums galimai bus taikomas šitas teisinis reguliavimas ir jūs neturite nieko, tai dabar turbūt ar su Blue Bridge pagalba, ar su kažkieno kito, reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, ką jums galimai reikės turėti. Nes šitas reguliavimas, kaip matysit, ir apskritai kibernetinis saugumas, jisai nėra vien apie taisyklių rinkinius, vien apie, sakykime, liaudiškai vadinant, paklodės įvairiausių politikų tvarkų, bet taip pat ir apie techninius dalykus, taip pat ir apie organizacinę kultūrą, taip pat apie darbuotojų personalą laikymosi tam tikrų taisyklių, ar ne? Kas gali prieiti prie informacijos, kaip gali prieiti, kaip užtikrinamas fizinės lokacijos saugumas, kur yra, tarkim, ten serveriai ir panašiai, ir daug kitų. Taigi tikrai viso šito tvarkų įdėgymas tai yra didelis ir nuoseklus procesas įmoniai ir nepasidaro. Tai dar tokia dažniausiai daroma klaida, ką mes matom praktikoje, kad visi tikisi, kad reiškia, mes nueisim pas teisininkus, pasiimsim krūvą tvarkų, susitvirtinsim jas, direktorius sudės parašus ir viskas bus tvarkoj. Taip tikrai nebus, nes vien popierius jisai negelbės. Nes labiausiai, kada gali kilti šitie klausimai, kai atsitiks negeras dalykas. Ir tada bus pradėta tikrinti, kaip įgyvendinama, ar laikomasi, ar viskas yra praktikoje tas, kas yra popieriui. Nes turbūt didžiausia klaida, kaip ir minėjau, jeigu tu pasitvirtini kažkokią tai tvarką, kur sakai, kažkur radau internete, labai gera kokia nors, reiškia, veiklos tęstinumo planas, nuostabus. Bet ar jisai tikrai atitinka turimą verslo realią infrastruktūrą? Ar tikrai su juo yra visi supažindinami? Ar vyksta reguliarūs mokymai? Tai čia tie klausimai, kurie tikrai atskleis tas, sakykime, silpnasias vietas ir pačių nepalankiausių momentų. Kam taikom? Tai kaip jau turbūt daug viešai visur nuskambėję ir sakoma, tai yra taikoma visų pirma tam tikriems ypatingos svarbos sektoriams. Energetika, transportas, bankininkystė, finansai, sveikatos priežiūra, geriamasis vanduo,
nuotekos sistema, skaitmeninė infrastruktūra įvairiausios aprašytos, reiškia paslaugos, informacinių ryšių technologijų paslaugų valdymas, verslas verslui, tas vadinamas B2B, viešasis administravimas, daug centrinių regioninių subjektų, taip pat kosmoso visas verslas ir erdvė. Taip pat kiti itin svarbus sektoriai - paštas, atliekų tvarkymas, cheminių medžiagų, maisto gamyba, medicinos prietaisų, elektronikos įrangos, optinių gaminių ir taip toliau ir panašiai. Tai kitaip tariant, norint pasižiūrėti, ar nepapuolama yra į tą jau kitų itin svarbių ar labai svarbių sektorių sąrašus, reikėtų atsiversti direktyvos priedą ir ten tikrai pakankamai detaliai išdėliota, įskaitant ir dar detalizuotos visos šitos paslaugos, net pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kam taikoma, kam netaikoma. Tai čia tam galima būtų, kaip sakant, skirti atskirą visą pranešimą, bet lengvai kiekvienas verslas gali pasižiūrėti atsivertęs priedą. Mano vertinimu ten pakankamai aiškiai detalizuota. Taip pat ir nustatomas įmonės dydžio slengstis, kad taikoma toms įmonėms, kurios patenka į tos sektorius ir kuriuose dirba 50 ir daugiau darbuotojų, viena sąlyga, ir antroji sąlyga alternatyvi apyvarta yra arba bent 10 milijonų, arba bendras balansas yra bent 10 milijonų. Čia turbūt reikia atkreipti dėmesį, kad taip pat daroma išimtis iš išimties ir tam tikriems sektoriam taikoma visais įmanomais atvejais ir nepriklausomai nuo įmonės dydžių. Jūs matote prieš akis, tai viešųjų elektroninių ryšių tinklų arba viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, aukščiausio lygio subdomenai, centrinės valdžios arba regioniniams viešo administravimo subjektams, na ir dar ten keli yra direktyvų apibrėžti, kurie nepaisant jų dydžio, vis tiek jiems taikomi bus direktyvos reikalavimai. Galiausiai reikia atkreipti dėmesį, kad valstybėms narėms palikta teisė nacionaliniu lygmeniu nuspręsti, kad tam tikriems subjektams, ten atsižvelgiant jų dydį, svarbą ir taip toliau, tai čia būtent mūsų institucijos spręs, kas mūsų mylimoji Lietuvoje, reiškia, gali būti taip pat priskirti esminiams ar svarbiems subjektams. Gera žinia te, kad Kraštos apsaugos ministerija dabar viešai deklaruoja, kad stengsis visiems pranešti, kurie į tos sąrašus papuola, bet pareigos užtikrinti vieną vertus ir antrą vertus garantuoti, kad bus pranešta visiems 100%, tai tikrai dėja to padaryti negali, bet stengsis. Turbūt esminis probleminis aspektas, dėl kurio kreipiasi į mus labai daug klientų, tai sako, klausykit, tai jeigu mes ten į tos sektorius nepapuolam, tai mums reikia nesirūpinti. Čia yra tokia problema, kad visi tie, kurie papuls į direktyvos taikymą, jiems reikės užtikrinti ir visą savo tiekimo grandinės saugumą. Kitaip tariant, jeigu jie perka tam tikras paslaugas iš trečiųjų asmenų, mažų, didelių, įvairiuose sektoriuose, jie turės užtikrinti, kad visi tokie asmenys esantys tiekimo grandinėje atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimą. Ir va čia tas pirmas aspektas, kur kai įmonės klausia ir mūsų klientai, tai ar mes galim būti ramus ir mums čia nereikia niekam rengtis? Ne. Jeigu jūs turėsit verslo santykių su tais, kuriem bus taikoma, o to atmesti matyti mes negalim, tai jie turės pareigą pagal direktyvą ir ją detalizuojančius mūsų nacionalinius teisės aktus, užtikrinti, kad visi kiti, su kuriais jie turi sutartinių santykių, kurie patenka jų tiekimo grandinę, atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimus. Tada natūraliai seka kitas mūsų klientų klausimas. Sakykit, prašau, o tai kaip jie tą darys? Jie tą darys labai paprastai. Jie numatys sutartyse reikalavimą, kad jūs privalote atitikti tam tikrus kibernetinio saugumo reikalavimus. Ta viešai deklaruoja ir Krašto apsaugos ministerija, kuris sako, pavyzdžiui, tie viešieji subjektai, kurie dažniausiai perka, reiškia, viešųjų pirkimo būdu. Tai bus reikalaujama sutartyse numatyti, kad perkančiosios organizacijos nustatytų informacijos saugumo bei kibernetinio saugumo reikalavimą visą sutarties vykdymo laikotarpį. Iš to kyla ir kitas klausimas. O kaipgi tas reikalavimas bus suformuluotas? Tai čia aišku, kiekvienos perkančiosios organizacijos, kiekvieno tokio subjekto, reiškia, pasirinkimas, dėrybų klausimas. Bet turbūt pirmas praktinis patarimas. Ir tai reiks labai atkreipti dėmesį, ar gali konkretaus verslo subjektas prisijimti tam tikrus įsipareigojimus, kokiu lygiu ir panašiai. Iš praktikos galiu pasakyti, kad daug kas matyti nenorėdamas rizikuoti, pasakys, kad jūs turite atitikti visus reikalavimus, kaip kad nustato ten mūsų kibernetinio saugumo įstatymą. Bet ir taškas. Ir jeigu toks bus abstraktus reikalavimas, kažkas nenorės gilintis, prisijimti rizikos ir atsakomybės, tai taip ir gausis, kad netiesiogiai pagal įstatymą
bet pagal sutartį verslo subjektas yra įpareigotas atitikti tą kibernetinio saugumo lygį, kurį atitinka ir tie subjektai, kuriems tiesiogiai taikoma direktyva. Čia turbūt reikia pasakyti, kad gera žinia yra ta, kad tai bus sutartinis įsipareigojimas. Tai reiškia, kad tie procentai nuo apyvartos, tos didžiulės baudos, jos čia nebus taikomos. Nes jos taikomos tik tiem, kas papuola į tiesioginį direktyvos poveikį. Bet sutartyse numatant tokį reikalavimą ir jeigu tas subjektas gaus tą baudą dėl to, kad jo tiekimo grandinėje kažkoks esantis asmuo ar ne kažko nesilaikė, tai čia vėlgi neatmestina galimybė, kad galima tada tą žalą patirtą baudos pavidalu bandyti visą ar iš dalies regresuotis iš to savo sutarties šalies. Sakant, kad žiūrėk, tu man sutartys įsipareigoji, kad tu būsi kibernetiškai saugus, kaip tą nustato kibernetinio saugumo įstatymas ir detalizuojantis vyriausybės nutarimas, to nepadarė, aš gavau baudą. Atlygink žalą. Tai čia turbūt pirmas tokia pilka erdvė, kuri matysis tik per praktiką, kaip jinai kristalizuosis. Tai todėl visiems patarimas kiekvienam yra vienas. Pirmas, turėkit galvoj, kad galimai papulsit į šitą situaciją ir jūsų sutartyse prašys atitikti direktyvos reikalavimus. Antra, jeigu toks reikalavimas suformuluotas, jį reikia labai atidžiai skaityti. Nes turi tam tikras diskrecijos ribas, tik konkrečius reikalavimus įvesti, ne visus. Mano vertinimu, nebūtinai visiems tiekėjams automatu, ką turbūt paprasčiausia daryti, bet tiem, kurie yra susiję su kažkokiais informaciniais ryšiais, technologijom ar bent kitaip gali paveikti kibernetinį saugumą jau perkančiajam asmenyje. Tai kągi reikalauja direktyva šiai dienai? Tai yra ta bendroji pareiga dėl kibernetinio saugumo. Kad valstybės narės užtikrina, kad tie esminiai ir svarbus subjektai imtųsi tinkamų ir proporcingų techninių, organizacinių priemonių, siekdama valdyti rizikas ir taip toliau ir panašiai. Dėl laiko stokos neįsiplėsiu. Vėlgi, ką tai reiškia mums Lietuvoje veikiančiais subjektais? Kad mes laukiam to vyriausybės nutarimo, kur bus tie reikalavimai detalizuoti, surašyta konkretika, bet taip pat šiai dienai turim pažadą iš mūsų valstybės, kad ta konkretika, jinai esmingai nesiskirs nuo jau dabar visiems žinomo, kas rūpinasi kibernetinio saugumu, ISO 27001 standartų. Kam įdomu galbūt pasižiūrėti tą pavyzdinį sąrašą, kas ten 100% bus, tai taip pat direktyva pavardina, sako, kaip minimum bent šitie dalykai privalo būti. Kiekvienam tam subjekte, kuriam bus taikoma direktyva. Tai tas pavyzdinis sąrašas taip pat yra, jūs matote prieš akis, jį lengvai galima ir paskaityti direktyvoje ir bent pasižiūrėti, pasidomėti, kas į tą sąrašą papuola. Norint detaliau, kaip minėjau, šiai dienai mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik skaityti ISO 27001 standartą. Kokios tos pagrindinės pareigos, už kurias galima gauti tas didžiulės baudas, jeigu patenki direktyvos taikymo sritį? Tai pareiga numeris 1 jau minėta, atitikti to saugumo reikalavimus, pasikartosiu, kurie apibendrintai numatyti pačioje direktyvoje, o bus detalizuoti mūsų nacionalinėse teisės aktuose, kuriuose žadama, kad bus grįždžiama ISO 27001 standartų. Taip pat labai svarbu yra pranešti, nes yra reikalavimai, jeigu įvyko incidentas, negalima to slėpti, reikia pranešti kompetentingom institucijom. Atitinkamai yra tam tikros pareigos labai greitai per 24 valandas, vėliau reiškia per 72 valandas ir taip toliau ir panašiai. Apie ką reikia pranešti? Tai vėlgi matyt pradžioje tų pranešimų skaičius apsidraudžiant bus didžiulis, nes pats apibrėžimas, kad tenka pareiga, reiškia, kai vyksta didelis incidentas. Bet direktyva, pavyzdžiui, sako, ką reiškia dideliu. Dėl jo atitinkamas subjektas patyrė arba gali patirti didelių paslaugų teikimo sutrikimų arba finansinių nuostolių. B, jis paveikia arba gali paveikti kitus asmenys, sukeldamas didelę turtinę arba neturtinę žalą. Tai kitaip tariant, mano kaip teisininko spėjimas, ir jeigu mane kreipsis rekomendacijos pranešti ar nepranešti, tai matyt visada bus, kad geriau jau jūs praneškit, nes už nepranešimą gresia didelės baudos. O jeigu pranešit ir jums subjektas sakys, žinot, čia nieko tokio, ar ne, čia viskas gerai, čia mažas incidentas, tai viskas tuo ir saugiai pasibaigs. Dabar, kadangi jau visai laikas spaudžia, turbūt reikia atkreipti dėmesį, kad institucijos turi įvairiausių teisių, prižiūrinčius, ar ne? Tai yra atlikti patikrinimus vietoje, ir planinius, ir neplaninius, ir prašyti pradžioje tik dokumentų apsičiupinėti, ir prašyti pateikti informaciją. Taip pat paprašyti reiškia atlikti tam tikrus auditus. Taip pat prašymus pateikti įrodymus, kad reguliarūs tokie auditai atliekami. Ir turbūt
sakyčiau, įprastos kontroliuojančios institucijos teisės, pakankamai plačios, kai reikia užtikrinti svarbių teisės aktų laikymasi. Ką institucija gali? Taip, be tos galimybės skirti didžiulės baudas, institucija gali tiesiog teikti įspėjimus, priimti privalomus nurodymus, nurodyti susitvarkyti per tam tikrą laikotarpį, įdėkti tam tikras priemonės. Taip pat gali įpareigoti, reiškia, jau jeigu atlieka auditą, tai įgyvendinti rekomendacijas. Taip pat čia gali įdomesnis paskirti stebėsenos pareigūną, kuriam bus pavestos aiškios užduotys prižiūrėti, kaip subjektai laikosi 21 ir 23 straipsnių. Turbūt priminsiu, kad 21 straipsnis nustato tas bendrasias pareigas dėl kibernetinio saugumo, ir 23 tą pareigą įspėtų. Tai visai pabaigai rekomendacijos. Rekomendacija numeris 1, turbūt pati pirminė. Įsivertinti, ar įmonė bus taikoma NIS 2 ir kokia apimtim. Tai kaip minėjau, prieduose pakankamai aiškiai susirašyta, galima peržiūrėti visą detalę informaciją ir pažiūrėti, ar įmonės veikla tiesioginė, ar patenka į tuos sektorius. Jeigu jūs apsidžiaugiate, kad ten nesate, tai dar pagalvokite, ar nebus taikoma perspektyvų. Pavyzdžiui, kad dabar įmonėje taikoma išimtis, tarkim, dėl mažo darbuotojų skaičiaus ar apyvarta nesiekia, bet vieną dieną tą apyvartą perlips ir tą rytą atsibudę jūs džiaugsitės gerom apyvartom, bet to pačiu suprasite, kad ojojoj, reiškia, mes kibernetiniu saugumu nesirūpinam. Tai kokie įmonės planai, tas irgi yra svarbu. Galiausiai, ką minėjau, dėl ko sukrutė yra didžiausias, sakyčiau, skaičius asmenų, tai yra, o kaip čia bus su tuo netiesioginiu taikymu per reikalavimus tiekimo grandiniai. Kaip mūsų tiekėjai elgsis, kaip jie formuluos sutartinius reikalavimus. Tai visą šitą irgi reikia apgalvoti ir jeigu jau dabar turime teisinių santykių su tais svarbiais sektoriais, jiems teikiamos prekės, tiekiamos paslaugos, tai iš karto pagalvoti, sekti, galbūt kalbėtis, kaip jie įsivaizduoja savo sutartyse perkelti būtent visą šitą pareigą tiekimo grandinėje, kaip formuluoti tuos reikalavimus. Ir galiausiai, aišku, imtis priemonių kibernetiniam saugumui užtikrinti jau šiandien. Jau, kaip sakoma, vakar reikėjo, bet jeigu dar vakar nepasidarė, tai šiandien bent suprasti, kurioje vietoje jūs esate ir kiek esant laiko, reiškia esant reikalui, kiek laiko jums reikės su specialistų pagalba, tiek teisininkų, tiek kibernetinio saugumo ekspertų pagalba savo įmonėje, versle, šitas reiškia visas taisyklės įsigyvendinti, kad būtumėte kibernetiškai saugus. Ir pabaigai tiesiog nuraminimui, kaip ir minėjau. Reikia rūpintis, bet nereikia panikuoti. Ten tikrai nebus, mano vertinimu, kaip minėjau, ne kartą kažkokių kosminių dalykų, kažkokių negyvendinamų dalykų. Kaip sakoma ES įvairiuose pranešimuose, kad žiūrėkit, nesibaiminkit. Juk šitam teisėkūros instrumente įtvirtinti kibernetinio saugumo rizikų valdymo reikalavimai jau senai egzistuoja gerojo praktikoje. Kredito įstaigos ar telekomunikacijų sektoriai jau seniausiai, jau per 20 metų juos įgyvendina. Dabar skaitmeniniam amžiui, 21 amžiui, visos pažangios įmonės, jos vis daugiau pereina į skaitmeninę erdvę, todėl rūpinasi savo kibernetiniu saugumu. Ir tas ISO 27001 standartas, kuriuo bus grindžiamas mūsų visas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, kaip yra žadama, juk jis irgi palaipsniui yra keičiamas, papildomas gerąją praktiką ir jisai yra už tai yra toksai rekomenduojamas standartas, kad jisai nėra neįveikiamos kliūtis. Tai paprasčiausiai įmonei tam reikia skirti dėmesio, laiko, ir kas aktualu kiekvienam verslui, pinigų. Tai ačiū už dėmesį ir atsiprašau, kad užtrukau mano skaičiavimais 5 minutėm ilgiau.